Tikriausiai yra tekę matyti šiuos egzotiškai atrodančius baltus ištįsusius grybukus didesniuose prekybcentriuose. Jie vadinami enoki arba japoniškai enokitaki. Bet ar žinojai, kad šiuos grybus galima rasti ir lietuviškuose miškuose ir ne bet kada, o būtent žiemą, kai paspaudžia šaltukas? Žinoma, jeigu palyginsime šios du grybus, jie atrodo visiškai kitaip. Taip yra todėl, kad parduotuvėje randami enoki užauginami dirbtinai. Jie auginami visiškai be saulės šviesos, pailgose induose, dėl to ištįsta ir neturi pigmento, taip kaip laukinėje aplinkoje augantis grybai. Na, o šie laukiniai enoki Lietuvoje vadinami žieminiais kelmučiais arba juodkote ugniabudė yra puikūs valgomi grybai. Tikrai kviečiu eiti į miškus ir jų pasidairyti ir pabandyti pasigaminti. Papasakokit, kaip jums sekėsi.